daryti? Mano karone, yra tokia nauja šou Simas Begalvis. Noriu žiūrėti Simas Begalvis šou. Tai naujas šou? Jo, tai juokelio šou. Tu tikrai apsivemsi ir apsijuoksi, kad tavo veidas bus toks juokingas ir tu šypsosies visada. Bet tu jau ir taip šypsais visada. Jo, nes aš žiūrėjau šou 10 kartų. tą patį epizodą. Ji išėjo vakar. Šitas pirmas epizodas pats geriausias. Tai pažiūrėkim Simą Begalvių šou. Pats naujausias šou ant LNK. LNK? Tai gerai, įjungsiu LNK. Simas Begalvis. Labas vaikai, aš Simas, ar galit vadinti Simas Begalvis. Ir čia pats mano pirmas epizodas, tai pasakom juokelį. Gerai, tai kas neturi galvos? Aš! Čia nejuokinga, čia tiesiog sako, kad jis neturi galvos. Kodėl tas žmogus neturi galvos? What the hell? Tai iš tikrųjų ne mano juokelis. Jo, mano juokelis, kas bėga, bet jis neturi kojų. Kas bėga ir neturi kojų? Kas bėga, bet neturi kojų? Jo, kaip kažkas gali bėgti, bet neturi kojų? Gal mes su Gintaru, ir tu Makaronai, mes galim bėgti, bet mes be kojų. Aš pasakau mes trys. Jo, aš irgi vautinu mes trys. Aš sakau airplane, kaip oro uoste, airplane. Lėktuvas, aš sakau lėktuvas. Jo, make sense, bet sakė bėga, o neskraido. Gerai, vaikai, pasiduodat. Kas bėga, bet neturi kojų? O, tai yra mašina. Jo, ir čia mašina yra lėliukų. O. Tai gerai, papasakosiu apie save. Jūs galvojat, kodėl aš begalvis? Todėl, nes kai aš gimiau iš savo mamos, mano mama naudojo tiek daug narkotikų, kad mano galva nukrito ir jie amputated. Tai mano galva yra va tam kambarį ir niekas nepaimkit. Jei jūs ateisite mano adresą ir paimsit mano galvą, aš jūs nužudysiu. O, tai jūs galvojat, kaip galiu matyti, nes čia yra mano akis. Jie įdėjo akis čia man. Ir čia turi būti skylės mikroskopinės ant mano maikės. Jo, tai mano istorija. Ir jūs galvojat, kodėl mano rankos yra kaulai. Aš nežinau, aš neturiu odos. Jie turėjo mano odą paimti ir liko kaulai. Aš keistas shit. Tai buvo gera su jumis būti guys šitam epizode. Pamatysiu jums kitam epizode. Iki! Kaip juokinga. Kas bėga, bet neturi kojų? Juokinga, jo. Jo, juokinga. Žinau. Žinai ką, žinot, guys, aš einu namo. Aš negalėčiau žiūrėti šito weird shit. Gerai, Orinai, tai nori dar pažiūrėti epizodą? Ne, šitas buvo išleistas šiandien. Rytoj bus naujas epizodas. O yra dar ta epizodas, kada išeis, ar... yra dar viena video su Simu, bet čia yra klausimai Simo. Tai čia dokumentarty? Čia apie jį šnekina, kas yra... Ne, klausia klausimas apie jį. Tai žiūrėkim tą šou. Čia per TV8. Gerai, vaikai, jei jūs žiūrit šitą, čia yra mano dokumentarty. Aš paaiškinsiu, kas esu. Ir jau paaiškinau savo epizodą, kaip neturiu galvos. Tai žiūrėkit tą epizodą, kur neturiu galvos. Mano akis čia. Nipples. Tai gerai, man yra 30. Lygiai 30 metų. Mano vardas Simas. Antra pavardė yra... Kokia mano pavardė? Ir, jo, tai visas paaiškinimas. Iki...
Čia buvo kažkokios... Čia buvo 10 sekundžių video. Nors žinom, kad jam 30 ir jo vardas Simas. Jo grinai šou vadinasi Simas Begalvis. Jo. Jis toks juokingas. Žinau, aš myliu dabar Simą Begalvio šou. Kiekvieną epizodą žiūrėsiu kiekvieną dieną. Myliu dabar Simą Begalvį ir dinozaurus. Patys geriausi dalykai pasaulyje. Pala, tau patinka dinozaurai dabar? Jo, per atostogas mane šefas Titas išnes į zoologijos sodą, dinozaurų parką, zoologijos sodą ir mane veš į dinozaurų tokį fašals, kur gali išdiginti kaulus ir aiškina apie kaulus ir kada jie gyvena. Tiesiog į muziejų dinozaurą eisim. Tau patinka dinozaurai, ne? Jo, žiauriai daug nusipirkau žaislų. Jo, dabar man patinka Simas Begalvis. Jis toks juokingas, ačiū, kad parodai šitą šou. Jo, imk su žinias. Pip, per žinias. Simas Begalvis yra pati didžiausia šou pasaulyje. Tai visi vaikai aplink pasaulį, kurie žiūrėjo pirmą epizodą, visi juokėsi. Kaip kas bėga, bet neturi kojų. Kažkoks nežinau, ta mašina, jo. Tai žiūrėkite Simas Begalvis kiekvieną dieną. Jie leidžia epizodus kiekvieną savaitę. Tai laukit kitos savaitės naujame epizode. Jis toks juokingas, Simai Begalvi. Nu kągi, jis pats juokingiausias. Jis mano mėgstamiausias fanas. Aš jų didžiausias fanas, Saurinai. Ne, aš jų didžiausias fanas. Ar ten yra Vita Tigras? Jo ką, aš geriu Vita Tigras. Tu turi dar. Gerai, jei pripažinsi, kad Simo Begalvio didžiausias fanas, aš duosiu tau savo Vita Tigras. Gerai, tu makaronai esi Simo Begalvio didžiausias fanas. Gerai, aš turiu šaldytuvę dar tokių, tai einat nešt. Va, jei nori, aš iš mokyklos gavau. Jo, gerk Vilnių. O, ačiū makaronė. Jo, jokių problemų, Vilniau, pasidalinsiu su tavim. Gerai, aš einu į savo kambarį. Gerai, Vilniau. Kaip skanu. Bet kodėl tu su Vilnium geria tą patį gėrimą? Mes geriausi draugai. O ne mes? Be. Na, iš mokyklos ir gavau bandelių. Valgykim kaip draugai bandelės su šitais. Oi, išpilsiu toj. Gerai, žiūrėkim televizorių. Gerai.